aš atėjau į šitą kursą su džiaugsmu. Atėjau realiai su noru vėl pajusti tą kontempliacijų saldumą, kokį pajuntu kiekvieną kartą vis kitaip ir kitokia tema. Labai viduj vyko ir pirmą savaitę dideli ryškūs kažkokie tai pokyčiai. Atėjau suvokimų, supratimų, kad man gyvenime tik džiaugtis reikia, nieko daugiau. Nu, tiesiog gyveni ir džiaugiesi. Darai valgy, džiaugiesi, eini į darbą, džiaugiesi, keliesi, džiaugiesi, prausiesi, džiaugiesi. Ką bedarytum, džiaugiesi ir džiaugiesi. Nieko daugiau, nesvarbu. Ir patikėkit, kokie stebuklai tokie vyko realūs gyvenime, kokių tikrai niekada nesu patyrusi. Tai kaip atsiranda, atrodo, ir tie finansai atsiranda, ir tų žmonių iš kažkur tai atsiranda, ko niekada nebuvo, bet ta tokia vidiniai laisvė atsirado tikrai pirmą kartą ir dingo trūkumo jausmas. Aš maniau, kad trūkumas tai yra išorė, kurią tu nori to, tu nori už kažką sumokėti, tu galvoji, kad čia yra tas, bet iš tikrųjų tai yra jausmas. Kokiu būdu jis dingo, aš irgi nežinau, nors aš rišu su tuo, kad kai atėjo suvokimas, kad tau reikia tik džiaugtis šiam gyvenime viskuo. Ir tada automatiškai dingo tas trūkumo jausmas. Šitas dalykas tai yra stebuklingas. Aš šitą kursą ir šitą gruodžio mėnesį laikau tikrų stebuklų metu. Iš tikrųjų, tiek kiek visko atėjo šitą ir viduje atsirado vietos begalybė. Antrą savaitę atėjo vėlgi kitas stebuklas, man dvasinis vadovas atsirado, ko neturėjau, bet 20 metų aš kažkaip bandžiau jį pritraukti kažkokiu būdu, iš kažkur surasti, kažką įsivaizduoti, gal ten ta visatų šviesa kažkokia, gal kažkas, niekaip neišėjau, aš žinojau, kad toj vietoj pas mane nieko nėra. Ir tiesiog iš tokios gelmės kažkokios man tu turi dvasinį vadovą, žodžiu. Man tai buvo vėl toksai naujas atradimas, naujas stebuklas. Kontempliacijos buvo antrą savaitę juk. Tai ten vėlgi vyko ties 5 situacija, vėlgi viskas. Taip sugriuvo, nurimo, išsinulino ir viskas. Ir tai, kas buvo skausminga, nesuprantama ir kažkaip tai neišsprendžiama ir pikta buvo ant daug, viskas tiesiog nusinulino ir viskas sugriuvo. Vėl ta pilis, kur statai, tiesiog jinai sugriuvo iki pamatų. 3 savaitę buvo sunku, kažkodėl emociškai. Darbe, ten kažkas vyko, stipriai kažkas tai tam viduje taip vyko. Ir lyg ir su darbu, bet tos vidiniais būsenos nejau niekaip jos išgyvendyti. Nežinau, kas ten vyko po tų kontempliacijų, bet, tiesiog. Bet galvoju, būna gerai, būna ir ne visada gerai. Tai, reikėjo tiesiog išgyventi tą. Tai toks jausmas, kaip tau, užmarina dantį ir kai nervą užkabina. Tai tegu marina kiek nori. Tai atsivėrė kažkas tokio seno, labai giliai, kas, nežinau, toks jausmas, kad tai tik atsivėrė, žodžiu. Dar kas bus, nežinau. Po to šitą 4 savaitę vėl viskas grįžo į vietą, vėl viskas taip gražiai, lengvai viskas vyksta, tiesiog viskas, kaip tu nori realiai, taip viskas ir vyksta. Sakoma, kai mažiausiai tikiesi, tai didžiausi stebuklai ir ateina. Tai būtent taip ir yra. Jau kur eini, nieko nesitikėk, tai taip ir gausi su kaupu. Tikrai, tikros kalėdos. Gavau daug dovanų.